5, 4, 3, 2, 1. Klausom. Einam atsigerti. SKM1 Vilniaus duona – tai ne tik komanda, tai jaunųjų čempionų karta užaugusi Vilniuje, svajojanti didelėmis svajonėmis ir dirbanti dėl jų kiekvieną dieną. Dar komandos gyvavimo pradžioje save monstrais praminę vaikai šiandien šį vardą pateisino su kaupu. Šį sezoną jie jau tapo Lietuvos Junior NBA čempionais ir metais vyresnių MKL U13 A divizione užėmė 8 vietą. Bet jų kelionė dar nesibaigė. Priešaky MKL U12 iššūkiai ir tikslas, kuris vienija visus – aukso medalį. Komandai į priekį veda treneris Karolis Čyžius. Jaunas, tačiau jau įspūdingos patirties turintis krepšinio specialistas, dirbęs net Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinėse. Kokius tikslus kėlėte šiam sezonui tiek aikštelėje, tiek už jos ribų? Tai kiekvienam sezonui iš tikrųjų vaikam keliu pagrindinį tikslą tobulėti, dėti vieną žingsnį į priekį ir iš tikrųjų ne tik tai sezonui, bet ir kiekvieną dieną mes ten turime tikslą įsikėlę. Jeigu rezultatinė prasme, tai šitą komandą jau žaidžia prie vyresnių ir tikslas yra ir tenais išlikti buvo, o savo amžiui tai aišku aukščiausi tikslai. Ką stengiatės perduoti vaikams ne tik kaip treneris, bet ir kaip žmogus? Tai čia atsakyčiau netgi svarbiausia dalis, negu kaip treniravimo, tas ugdymas vaikų, ten vertybės, kai gyvenimiški akcentai, kad padėk draugus, mes kaip komanda, šitos pagrindinės vertybės, kad vaikai išmoktų ne tik lyderiais būti ir aikštelė ir kitur, bet ir kaip komandos, kaip ir žmonės, ir supratingi, ir pakelt draugą, ir tokių paprastų dalykų. Kodėl tau patinka žaisti šioje komandoje? Ši komanda yra labai stipri ir geri komandos draugai. Na tai, kadangi tai pirma komanda, aš geriau tobulėju ir man tiesiog patinka komandos draugai, bet treneris. Kaip jūsų komanda palaiko vienas kitą tiek treniruotėse, tiek rungtynėse? Treniruotėse palaiko, duodami 5, pasakydami gerus žodžius, pagirdami per varžybas nuo suolo palaikymas svarbiausia. Koks yra jūsų treneris? Papasakok mums apie jį. Labai užvedantis, jeigu darai klaidas nepyksta, bet jeigu nesistengi, tai tada papyksta biškai. Koks buvo jūsų komandos tikslas šį sezoną? Tai laimėti viską, ką galime, parodyti, kodėl mes verti žaisti su vyresniais ir parodyti, kokia stipri pirma komanda mes esame. Komandos partneris Vilniaus duona. Tai viena didžiausių duonos kepyklų Lietuvoje, turinti gilias tradicijas ir dirbanti nuo 1882 metų. Įmonė ne tik kepa kasdienę duoną tūkstančiams žmonių, bet ir aktyviai prisideda prie bendruomenės iniciatyvų. Bendradarbiavimas su SKM – tai dar vienas žingsnis skatinant vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą. Ar SKM1 Vilniaus duona komandai šiemet pavyks tapti MKL pirmojo iššūkio čempionais? Sužinosime jau netrukus. Kviečiame sekti mūsų naujienas ir aktyviai palaikyti vilniečius.